perspaudėt, perlenkėt. Perlenkam lasdą vėlą, ne? Aš, kaip žinote, nesu didelis juodo humoro mėgėjas. Tai man kažkaip tai čia jau... Man kažkaip jau čia per labai. Ok. Ar ne, ir tau aš nepatinku? Gerai, draugai, skambinsim dabar į rubriką MFP. Į rubriką? Ja. Viktorija. Atspausk ją. Atspausiu. Įkysiu į folderį. Labą dieną, Viktorija. Įsivaizduokite, klausytojai, mūsų bandau parsiųsti jums gerą dainą. Ir jūsų ir mūsų internetas yra 4 kilobatai. Labas vakaras! Labas vakaras, labas vakaras. Jums paskambino nuostabusis ir nepakartojamas žaidimas MFP. Būtent jo pagalba jūs galite laimėti naujutėlaitį sumanųjį Eldefoną su papildymus apskribu. Viskas, ką jums reikia padaryti, atlikti 3 užduotis. Pirmoji užduotis – klausimas, kuris skamba taip. Kuriais metais buvo išraštas Eldefonas? Kuriais metais buvo išrastas telefonas? 3 galimi variantai. A. 1960-aisiais. B. 1961-aisiais. C. 1972-aisiais. Koks jūsų atsakymų variantas? Nežinau, gal A? Nieko sau! Jūs pataikėt! Antroji užduotis muzikinė. Atspėk melodiją. Ar tai buvo A. Michael Bolton, Through the Clouds? Ar tai buvo B. Kim Limper, Away from You? Ar tai buvo C. Slimmer Tierners, Imako Tierners? Koks jūsų atsakymo variantas? Ar jūs norėtumėt pagalbos? Spauskite vienetą. Gerai, pagalbos. Pagalba! Ir štai mažasis istorinis patyrimas, kas tai per daina. Kažkaip netyčia klausau Zipo. Ir kažką tai... Песню можно было уже услышать по нескольким сигналам. Ее пели ранние люди, которые жили в странах Кейджа. Да. That's the way. I fuck you. O mes sugalvom naują, žinai, kokią dalykėlį. Perdainuot visus gabalus, kuriuos žinom, bet šitoj srity. Taip. Aš šiaip su draugu esame... Mes su draugu esame padarę išradę grupę, vadinasi Pocket Full of Rapes. Ir ką mes darome, tai mes imame visas dainas ir perdainuojame jas taip, kad būtų jas ir... Gal turi pavyzdį? Don't wanna talk about it. A 7th army couldn't hold me back. Oh, yeah. Arba I was raping when I met you. Now I'm raping to forget you. Nekelia. Alio. Agnei dabar skambinsime. Jai yra 16 ir jai trūksta dėmesio. O Jėzus. O Jėzus. Tai MFP dar vieną greitą, nepabaigiam. Trečiasis klausimas. Iš kokio tai filmų? Klausau. Labas vakaras! Labas vakaras! Labas vakaras! Jums paskambino nuostabusis ir nepakartojamas žaidimas MFP. Vos atsakę į 3 užduotis, jūs galite laimėti naujutėlaitį sumanųjį Eldefoną. Ačiū Jums labai, kad sudalyvavote mūsų žaidime. Taip, ačiū Jums labai. Kaip sakant, supynės. Kur važiuoja traukinys? Su kabletaškiu. Sandra, tokia kaip Putė gaunasi jos pavardė.
Kasputytė? Ne. Dutė. O, žiūrėk, simfonija. Iš kokio tai filmo galėtų būti? Šitas? Labas vakaras! Ha, ha! Būtent labas vakaras! Jums paskambino nuostabusis ir nepakartojamas žaidimas MFPiz. Būtent mūsų pagalba jūs galite laimėti Nuidelari ir visiškai nuostabų sumojo telefoną. Jums reikės atskaityti 3 klausimus ir... Kas yra tu, mano laimės laivas? Kodėl? Kur nuneši tu žartų ant smūgio tokia grupė anksčiau buvo? Kodėl niekas nenori mūsų eldefono? Aš dabar žinai, ką galvoju, pavyzdžiui, ar yra Afrikoje sėdi koks nors, žinai, tipo Afrikos karūnuotas princas ir sako, kodėl niekam nereikia mano pinigų, aš visiems siunčiu e-mailus ir niekam nereikia mano pinigų. It doesn't happen.